Kadangi aš pažįstu tik tai pomidorą, agurką ir bulvę turbūt, nieko nesuprantame tos pievos. Tai atvažiavo žmonės, kurie visą gyvenimą su to dirba. Tai esu Justas Gulbinas iš Baltijos aplinkos forumo, aplinkosaugos ekspertas. Mes su savo organizacija pradėjom tokį naują veiklą, tai yra ūkio biologinės įvairovės planų rengimas. Ir šiandien esam Bačkonių ekologiniam ūkį ir čia stengsimės patarti ūkininkams, kaip sugrąžinti augalų įvairovę į savo pievas. Mes tai ko norim, tai norim geresnio maisto iš tų pievų, kad būtų turtingesnis pačias pievas, nes mes tas pievas naudojam, iš jų gaminam kompostą ir plus valgo gyvuliai, tai ir paskui iš jų gaunasi mūsų daržovės. Tai turi sukurti gerą dirvožemį, kad tie augalai būtų sveiki. Tai čia lankėmės pievose ūkio, kas labai džiugu yra, kad beveik visur čia pievos ir yra šitam ūkį, ganamos, šienaujamos ir dar netgi yra, kaip visoje Lietuvoje didžioji dalyje yra ariamos pievos, tai čia netgi dirbami laukai yra grąžinami į pievas, tai tas labai džiugina. Kai tu perėmi lauką, kuris buvo intensyviai dirbamas, tai tu žiūri 5 metus jisai ir ten niekas nesikeičia. Labai po biškį šono eina kažkokie kiti augalai. Bet mes norim tą visą procesą paspartinti, kad tos pievos būtų įvairesnės ir naudingesnės. Neaugtų, kad vienas, kaip dabar ten yra laukai, kur ten auga kokias 5 kultūras tik tai, o kur daugiametės, tai ten keliasdešimt jų auga. Ir ką mes šiandien apėjom visas tas pievas, pasižiūrėjom augaliją, pasižiūrėjom, kiek tų natūralių indikatorinių augalų yra, tai yra su kuo dirbti. Ir bandysim patarti ūkiui, kaip padauginti tų augalų, nes toks noras yra pačių ūkininkų turėti kuo didesnį įvairovę savo pievose, kuriuose ir gyvuliai ganosi, ir po to šienas ruošiamas, ir kompostas gaminamas, kuris po to naudojamas šiltnamiuose auginti skanės labai daržovės. Kai žmogus sako pieva, tai tu kai nueini į pievą, pamatai ten tų augalų ir supranti, kad tu čia nieko nesuprasi. Tai kai žmogus sako pieva čia, tai taip ir yra, realiai nueini tenai. Gerąją tą žodžio prasme, kai pieva nueini ir ten augalų visokių eini, ten, jie parodo tos drugelis visokios, ten vabzdžiai, ten borūžės, kamanės, kažkokios musės, ten viskas tenai, krypžda. Turėjom botaniką atsivežę šiandien, prasėjom pievas, matysim, ką galim rekomenduoti, kokius augalus galbūt iš sėklų surinktų sėti, galbūt ganant pernešti sėklas. Problema yra tokia pas mus pievose, kad visi laukai buvo dirbami ir, kaip jie sako, nėra sėklų banko. Tas sėklų bankas yra sunaikintas. Tai tam tikrų augalų jie net negali atsirasti šiaip iš niekur, nes tas sėklas nėra atnešamos nei paukščio, jie po biškį labai plinta. Augalas nuo augalo nukrenta ten, aišku, kurios ten skrenda, tai jos toliau gali nuskristi, bet šiaip pas mus trūksta daugiausia tų, kurios sėklos netoli plinta. Tai vat mūsų noras yra tas pievas praplėsti dar papildomos rūšimis augalų, kurių nėra. Tada tie augalai prikvies papildomai vabzdžių ir bus tas maistas dar kokybiškesnis. Iš tikrųjų tai labai džiugu, kad yra toks noras ūkininko turėti kuo natūralesnės pievas. Tai tikrai sektinas pavyzdys. Žiauriai buvo smagu, fainiai apsižiūrėti, ką tu turi, kaip kuom gyveni, kokie augalai pas tave auga ir dar su ta mintim, kad viską pagerinti. Tai mes labai laimingi su Rasa, ane?